Sveiki, ir kaip pirkėjai, šiandien jums pristatysiu E-Star planšetę Beauty. Dar šis planšetinis kompiuteris turi kodinį pavadinimą MID7114. Jis pasižymi 7 colių talpiniu ekranu su 5 jautriais taškais vienu metu. 800 ant 480 pikselių raiška. Čia mes sutiksim ARM procesorių A13, kuris turi 1,2 GHz spartą, 512 MB RAM, tai yra trečiosios kartos RAM atmintis, ir rasime 4 GB diską, kurį mes galime praplėsti iki 32 GB su microSD kortele. Čia sutiksime Android operacinę sistemą 4-osios versijos, be abejo palaikančią daug kalbų, tame tarpe ir lietuvių. Taip pat rasime kamerą 0,3 megapikselio, Wi-Fi ryšį palaikantį BG ir N standartus. Taip pat galime įrašinėti garsą, yra garsiakalbis be abejo, taip pat G sensorius, kitaip vadinamas giroskopų. Galima naudotis USB ir panašiais dalykais. Taip pat vienas iš privalumų, kad galima prijungti išorinį 3G modemą. Baterija yra 2600 mAh talpos ir 3,7 V stiprumo. Yra tokios programėlės, aplikacijos kaip Skype'as, Facebook, Twitter, YouTube, įvairūs pašto klientai, naršyklė, kalkuliatorius, kalendorius, laikrodis, kamera, vaizdo įrašymo programėlė, fotogalerija, muzika, video playeris, žaidimai ir be abejo kitos Android programėlės. Planšetė iš galo yra baltos spalvos, iš priekio juoda. Yra matmenys ir svoris maždaug apie 250 gramų. Palaiko standartinius audio formatus, tokius kaip MP3, FLAC'as, taip pat video formatus, AVI, MP4 ir panašiai. Taip pat palaiko flash playerį 11.1 versijos, be abejo foto formatus, JPEG, BMP, GIF. Ir galima skaityti elektroninės knygas, elektroninių knygų formatus. Ir pasižiūrėkime, ką rasime dėžutėje. Štai atidarę dėžutę išvystame patį planšetinį kompiuterį, kurį galėsime išpakuoti šiek tiek vėliau. Be abejo popierėlis laikantis, ir po popierėliu mes matome USB tipo kroviklį, kurio būtinai turėsime pasinaudoti. Taip pat USB prailginimo elementą, perėjimą iš mini į normalų USB. Ir duomenų sinchronizavimui su kompiuteriu dar vieną papildomą laidą. Ir randame knygelę, kurioje yra ir garantinis lapas, ir vartojimo instrukcija. Taigi galėsite pasiskaityti lietuviškai, kaip teisingai naudotis šiuo prietaisu. Štai garantinis lapas. Taigi dedame visas nereikalingas priemonės ir pabandykime išimti patį planšetinį kompiuterį. Štai. Ištraukiame patį planšetuką ir pabandykime jį įjungti. Štai. Įsijungia Androidas. Baterija yra beveik išsikrovusi, tai natūralu. Reikės pakrauti, tačiau štai pirmą galime padaryti tokius dalykus. Kamputyje prie laikrodžio spaudžiate pirštu, tada spaudžiate štai šios simbolius, tai yra nustatymų simboliai. Ir pirmiausiai pasikeičiam kalbą. Štai yra Language and Input. Nusistatome prie kalbų lietuvių kalbą. Štai. Ir mūsų Androidas nuo šios akimirkos yra lietuviškas. Taigi,
galime žvilgtelti trumpai, kokias čia programėlės turime. Galerija, fotoaparatas, išjungimas, naršyklė ir panašus dalykai. Štai rasime Google Play, žaidimų šiek tiek, elektroninio pašto programėlę Dropboxą, taip, kasgi dar, Office paketą Kingsoft, Flash playerį, panašu, kad tai gali būti Adobe, Angry Birds, Facebooką, be abejo galeriją, pabandykim paleisti kurią nors vieną iš aplikacijų. Štai tai yra foto ir video. Taip. Štai. Bandykim padidinti ekraną. Kaip matot, planšetukas reaguoja greitai, sparčiai, nors tik 512 MB RAM, bet dirba tikrai sparčiai ir nesijaučia jokių trukdžių. Tai štai dar galime pasižiūrėti papildomų programų. Taip yra ir laikrodis, Minecrafto pradinis bandomoji programėlė, na ir panašus dalykai. Štai YouTube, Skype'as, taigi Twitteris, taigi galėsite atlikti visus kasdieninius darbus su šiuo planšetuku. Labai nesudėtingai, paprastai. Taip, tai yra valdikliai arba kitaip dar aplinkos. Čia galite susidėti, pasidaryti aplinkas pagal mėgstamas programas, pagal jų tipus, na pavyzdžiui, pašto programa, kalendorius ir panašiai, Office'as, tokia kaip ir darbinė aplinka, nuotraukos, žemėlapiai, na žodžiu, jūs pagal savo skonį iš tikrųjų galite susitvarkyti Androidą taip, kaip jums patogiau dirbti. Tiesa, mes neapžiūrėjom, kas yra planšetėje, kokios jungtys. Tai štai čia yra ausinių lizdas, šiek tiek toliau mikrofonas, mikro ar tai mini USB, toliau SD kortelių skaitytuvas, čia yra garsiakalbis. Na ir be abejo garso mygtukai, įjungimo mygtukas. Štai iš galo būtų toks baltas gražus planšetukas, iš priekio puikiai rodantis, gražiai rodantis daiktas. Taigi, štai būtų tokia trumpa apžvalga šio iš tikrųjų nebrangaus planšetuko, kurį mes rekomenduojame įsigyti pas mus. Rasite nuorodą po video, taigi nedelsdami galite ir užsisakyti. Ačiū už dėmesį, už sugaištą laiką, mes jūs labai branginam ir iki kito susitikimo.